Labą dieną, gerbėmieji. Šiandien norėčiau pakalbėti apie agrarinės miškininkystės teisinio reguliavimo aspektus. Tiksliau to, ko mes šiandienai neturime, nes agrarinės miškininkystės teisinio reguliavimo iš principo kaip ir nėra. Bet labai svarbu visiems paaiškinti, kaip atsirado šitas projektas ir idėja kalbėti apie agrarinę miškininkystę Lietuvoje. Tai aš noriu pasakyti, kad nacionalinio sutarimo dėl miškų procese mes aiškiai pamatėme, kad valstybės susirūpinimo miškais, jų plėtra, jų, tarkim, strategija nukreipta į ateitį susirūpinimo yra gerokai per mažai. Ir gimė mintis pamastyti apie miško maksimalią plėtrą, kurią mes galėtume turėti, pavyzdžiui, 2050 metais. Na ir kadangi buvo padaryti tam tikri skaičiavimai ir mes iškėlėme tokią idėją, kad 50 metais mes galėtume turėti 40% Lietuvos miškingumą, o dabar turim 303,8. Tai įvertinus visas, tarkim, ir apleistas žemės, ir regeneruojamas tokius kaip karjerai, visokiausi ir panašiai, matėsi, kad be žemdirbių, be agrarinio sektoriaus, žemės ūkio sektoriaus įnašo į miškininkystės didinimą dėja išsisukti nepavyks. Tai tada ir gimė mintis pasidomėti giliau, o kaipgi žemės ūkis galėtų vystyti tą agrarinę miškininkystę. Na ir, kaip sakoma, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Pamatėm, kad Europoje tai yra tikrai faktas, o ne kažkokia tai, vadinkim, iliuzija. Iš tikrųjų, agrarinė miškininkystė egzistuoja ir atlieka tikrai gerų vaidmenų tam tikrose šalyse. Dabar pagrindiniai bruožai, čia šiek tiek Richardas palėtė iš mokslinės pusės ir labai, vadinkim, profesionaliai, bet aš į paprastą žmonių kalbą pabandysiu išversti, reiškia. Tai visų pirma, kad tai yra žemės ūkio paskirties žemėje vykdoma veikla. Tai yra niekas nereikalauja jokios paskirties keisti, jokios miškų ūkio paskirties žemės ar panašiai. Toliau tai, kad tarprūšinė biologinė sąveika veikia mažiausiai 2 augalų rūšis, iš kurių vienas augalas arba viena rūšis yra sumedėjęs, tai yra medis, krūmas ar panašus. Ir, tarkim, bent viena iš tų rūšių naudojama maisto arba pašarui. Kitaip tariant, galbūt būtų taip pasakyti, žemės ūkio paskirties žemėje vykdoma, reiškia, įprastinė žemės ūkio ir medžių, krūmų auginimo veikla. Na, Europoje agromiškininkystė sudaro tikrai pakankamai rimtus plotus, 15,4 milijono hektarų priskaičiuojama. Ir jeigu jums, tarkim, kyla abejonės, o kur tie plotai, kaip čia tokie plotai, kur aš juos galėjau pamatyti, ne? Tai prisiminkim, pavyzdžiui, tokias valstybės kaip Graikija, tarkim, arba Kroatija, kokia nors, kur vyksta ganiava kalnų šlaituose, kur yra didelės pievos, bet čia visur pat auga medžiai, kurie suteikia būtent tiem ganomim gyvuliam pavėsį, nes ten karštos vasaros yra. Tai čia yra tipiška viena agrarinės miškininkystės forma. Lietuvoje nėra išlikusi agromiškininkystės tradicijų, nors mes ją turėjom, tikrai, ir agromiškininkystė nėra įteisinta kaip žemės ūkio naudojimo forma, todėl mes, Žaliosios politikos institutas, ir esam būtent atsakingi už tai, kad atsirastų ir politinės priemonės, ir teisinis reguliavimas. Kol kas mes šnekam apie idėjas, teisinio reguliavimo idėjas. Tai trumpai apie agromiškininkystės naudą, kodėlgi tai svarbu, tai vėlgi ir maksimalus vietos išnaudojimas, ir efektyvesnis maistinių medžiagų ir vandens naudojimas, teigiama pasėlių ir medžių sąveika, mažesnis trąšų ir pesticidų poreikis, kadangi išplaunama jų mažiau, formuojamas įvairesnis kraštovaizdis, atsiranda palankios sąlygos biologinės įvairovės gausinimui, nes paukšteliai, vabzdžiai apsigyvena tose medžiuose ir krūmuose, mažėja rizikos dėl itin aukštų temperatūrų ar kritulių kiekio. Sistemos agromiškininkystė suteikia įvairiausią produkciją. Ir ši veikla įvairiapusė sudaro sąlygas naujų darbo vietų kūrimui ir bendruomenės visuomeniniai ryšiai stiprėja. Vėlgi paminėsiu stabdomas maistinių medžiagų, trąšų išplovimas iš dirvožemio. Tai yra daug visokiausios geros įtaikos. Na ir kas dar labai svarbu pasakyti, kad tai skatina tuo pačiu ir
žemės ūkio technologijų tam tikrą prasme plėtrą, kadangi reikia prisitaikyti prie tų naujų idėjų, kurias atneša agromiškininkystė. Tai reiškia, reikia ir tos teisinius klausimus spręsti, apie kuriuos aš toliau kalbėsiu, ir reikalinga tam tikra specializuota technika arba kitoks jau esamos technikos panaudojimas, reikalingos papildomos agromiškininkystę aptarnaujančios veiklos, metodinė pagalba, konsultacijos ir taip toliau. Tai yra tai, ką, tarkim, ir mes su jumis darome ir šnekame. Tai vat, ir kalbant apie reikšmę agromiškininkystės, tai svarbiausias dalykas, dėl ko mes vystom, tai yra didina miškingumą, mažina oro taršą, mažina dirvos eroziją, stabdo vėją, slopina triukšmą, izoliuoja kvapus, mažina vandens išgarinimą. Kitaip tariant, kovoja su klimato kaita ir bioįvairovės krize, dviem didžiuliam rykštėm, kurias mes šiai dienai turim. Ir kalbant apie iššūkius, tai vėlgi pagrindinis dalykas yra tai, kad mes tų tradicijų neturim ir mums reikia kurti teisinį reguliavimą atsižvelgiant į tai, ką mes galime gauti iš užsienio. Ir susisteminto tokio tikro į lentynėlę sudėlioti dėja neturime, yra tik tai tokios, vadinkim, užuomazgos arba takeliai, kuriuos mes matom ir reikia savo kelią taip pat rasti ir padaryti. Reikia naujų žinių, įgūdžių, teisinio reguliavimo, valdymo metodų, politinių sprendimų tęstinumo, o dar reikia ir nugalėti tam tikras, vadinkim, baimės arba kai kurių mūsų, sakykime, sričių skepsį tam tikrą, netikėjimą, kad tai yra realu, kad tai yra įmanoma ir taip toliau. Tai va, agromiškininkystės temos turi dėrėti su šiuolaikinio gyvenimo poreikis ir turi būti be abejo sukurtas finansinis mechanizmas, arba kitaip tariant, agromiškininkystė turi įsilieti į žemės ūkio paramos finansinio mechanizmo procesus. Taip bus, reiškia, gerai. Ir čia, naudodamasis progą, aš be abejo noriu padėkoti mūsų partneriams ir Ilzenbergo dvarui, kuriame mes galime ne tik tai sudėlioti teorinius aspektus, bet ir vykdyti praktinį įgyvendinimą. Be abejo, mes esame labai dėkingi mūsų partneriui Vilniaus universiteto geomokslų institutui, kuris yra atsakingas būtent už, vadinkim, teorinę dalį. Ir tikimės, kad visi kartu ir bendradarbiaujant be abejo su Europos klimato iniciatyva, kuri finansuoja mūsų projektą, mes ir sugebėsime sėkmingai pasiekti tikslą. Dabar kalbant apie teisinio reguliavimo siūlymus agromiškininkystės projekto rėmuose, tai aiškiai matome, kad reikia pataisyti dviejus teisės aktus. Visų pirma, tai yra žemės įstatymą. Kadangi jame visiškai nėra agromiškininkystės savokos, tai mums reikia šitą savoką įvesti, apie ją kalbėjo Richardas ir be abejo jinai turi atspindėti tuos dalykus, apie kuriuos ir aš užsiminiau. Tai yra, kad žemės ūkio paskirties žemėje minimum 2 žemės ūkio ir medžių auginimo veiklos simbiozė. Ir numatyti ūkininkui, žemės savininkui visišką absoliučią teisę visapusiškai sodinti ir naudoti pasodintus medžius ir sumedėjusius augalus. Kodėl aš tai labai stipriai akcentuoju? Todėl, kad mano supratimu mes turėsime sėkmę tik tai tokiu atveju, jeigu ūkininkai pritars, jeigu tame matys aiškią finansinę naudą. Ir tarkim, dirbdami Ilzenbergo dvare, bendradarbiaudami su dvaro valdytoju, irgi suprantam labai aiškiai jo reikalavimą. Šita veikla neturi trukdyti, šita veikla negali atnešti jokių biurokratinių, sakysim, suvaržymų, šita veikla turi būti tinkama paramos gavimui ir šita veikla turi apsimokėti. Kitaip tariant, mes turime gauti finansinę naudą. Tai ryšim su to ir antras teisės aktas, kurį mes siūlome taisyti, tai Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginis planas, arba kitaip tariant, tas priemonių planas, pagal kurį gaunami yra pinigai iš bendrojo žemės ūkio plėtros fondo, europinio. Tai ten reikia ir panaikinti reikalavimą, kad viename hektare negali būti daugiau nei 100 medžių. Faktas, kad tam tikrais atvejais, kai eis kalba apie masyvus, tai galės būti ir daugiau negu 100 medžių. Leisti reikia medžius sodinti pavieniais medžiais, eilėmis, juostomis, grupėmis, masyvais, tai yra visais įmanomais būdais, prisitaikant prie reljefo ir tų tikslų, apie kuriuos kalbėjo gerbiami kolegos mokslininkai. Įtvirtinti galimybę naudoti vietinės ir specialiai introdukuotas rūšis, kurios atitinka vietos adafinės arba maistingumo ir drėgnumo sąlygas. Miško apželdinto žemės ploto savoką papildyti agrarinės miškininkystės įveisimui, atkūrimui ir priežiūrai
skirtais plotais, kitaip tariant, kad mes galėtume turėti tam tikrą statistiką turėtume teisingą, kuri rodytų miško apželdintos žemės plotą ir be abejo pripažinti agrarinės miškininkystės sektorių kaip tinkamą paramai gauti, kaip ir visi kiti agrosektoriai. Na ir aš būčiau nepilnai išnagrinėjęs šitą temą, jeigu neužsiminčiau apie tam tikras galimybės ateičių, kurios yra labai aiškios ir kurios būtent veda arba galėtų vesti ūkininkus į papildomų pinigų uždirbimą iš savo žemės ir iš auginamų medžių savo žemėje. Tai yra galimybė kaupti ir parduoti vadinamus anglės kreditus, reiškia, čia toksai carbon farmingo, sakysim, modelis. Tai šiai dienai tokia galimybė jau yra per savanoriškas sistemas. Tai yra VERA, Verified Carbon Standard ir Gold Standard, reiškia, kurie Lietuvoje veikia, turi savo atstovus. Ir ten galima sudarius sutartis ilgalaikio medžių ir krūmų auginimo, reiškia, ir netgi tam tikrų žemdirbystės formų pakeitimo, uždeklaravus, reiškia, įrodžius ir moksliškai pagrindus, kad tai bus neišleistos tam tikros CO2 ir kitų anglės, tiksliau klimato kaitą sukeliančių dujų emisijos, arba bus papildomai absorbuota, žodžiu, bus net naudinga veikla klimato kaitos požiūriu, jau galima tuos gauti kreditus ir juos parduoti rinkoje. Kas juos perka? Perka, kaip taisyklė, pramonė, kuri yra neįgali pasikeisti ant tiek, kad neterštų arba neišmestų tos anglės atmosferą. Yra tokių pramonės ryčių, bet jiem irgi reikia persitvarkyti ir tada vyksta tas vadinamas offsettingas arba jie nusiperka teisę, sakysim, laikinai teršti, o ūkininkai tokiu atveju galėtų papildomai parduoti. Ir tolesnis šitas iniciatyvos vystymas yra taipogi pakankamai aiškus. 2022 metais Europos komisija jau išleido anglės pašalinimo sertifikavimo reglamentą, kuris nurodo, kad iš principo ES eis tuo keliu ir šitas reglamentas jau su tam tikru teisiniu ir griežtu reguliavimu numatys galimybę ir tuos anglės kreditus, kaip sakant, gauti, kokiu būdu gauti ir atitinkamai parduoti. Ko tam reikia ir kuo tai skirsis nuo savanoriškų sistemų? Tai skirsis visų pirma tuo, kad bus europinis ir šalių teisinis reguliavimas, tai yra be reglamento bus ir šalių teisės aktai, bus šalių ir Europos registrai, kuriame tie anglės kreditai bus, kaip sakant, fiksuojami ir jų patikimumas bus patvirtinamas audito sistemomis, tai yra audito įmonių ir taip toliau. Tai yra tas skaidrumas ir patikimumas sistemos bus pakeltas į visą kitą, vadinkim, tokį lygį ir atitinkamai galima tikėtis, kad tada ir anglės kreditų kaina be abejo padidės, kaip ir šiai dienai, tarkim, yra apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema Europos energetikoje, irgi patikima, aiški ir tenais tų anglės kreditų kaina yra, kaip sakant, pakankamai aukšta. Tai va, ir turint minty, kad visa tai turėtų integruotis į esamą žemės ūkio politiką, o praktiškai šiai dienai būtent ta linkme ES ir eina žingsnis po žingsnio, tai tikėtina, kad agrarinė miškininkystė taps ne tik tai papildoma atgaiva mūsų kraštovaizdžiui, papildomų elementų, kuris kovos arba padės kovoti su klimato kaita, bet ir papildomų pajamų ir pakankamai žymių pajamų generavimų mūsų ūkininkams. Aš tuo tikrai tikiu ir mes, kaip sakant, tuo dirbame. Ir kaip galėtų atrodyti tie laukai, tai tų be abejo įsivaizdavimų galite įvairiausių, kaip sakant, rasti interneto platybėse, tačiau vis tiek, jeigu mes kalbame apie atskirus medžius, apie jų eiles, grupės, masyvus, tai tas mūsų kraštovaizdis galėtų atrodyti štai tokiu būdu, kai medžių juostos atskiria lauką nuo kelio, atskiria lauką vieno šeimininko, vieno savininko nuo kito šeimininko savininko, kuris, kaip sakant, naudojamas su tokiu retmiškiu, vadinkim, arba retai augančiais medžiais ganiavai ir taip toliau ir panašiai. Tai yra iš tikrųjų daug naudų, kurias galima išvelgti šioje idėjoje. Tuom aš baigiu, dėkoju už dėmesį, pasiruošęs klausimams, jeigu tokių bus. Ačiū.